Sveiki, šiandieną savo kovas pradeda ir F grupės ekipos ir viena iš favoričių Argentina susigrums su Europos tokia įdomią galbūt pergalių seriją tęsusią grupėje Bosnija ir Hercegovina, taigi manau, kad Bosnija nesugebės čia nustebinti maloniai savo fanų ir Argentina turi laimėti šias rungtynes. Didžiausias dėmesys, aišku, bus kreipiamas į Lionelį Messi, kuris nelabai kaip atrodė Barcelonoje, būtent jo, galbūt silpnesnio žaidimo dėka Barcelona ir neužkopė ant aukščiausio primeros pjedestalo, čia Argentinos rinktinėje Messi turi ką įrodinėti ir manau, kad šiame čempionate galų gale sublizgės, kaip iš tikrųjų yra pirmumo ryškumo žvaigždė. Skamba kaip Eurovizija. Argentina. Kaip ten Bosnija, Hercegovina? Palauk, nepasiruošęs. Labą dieną. Šiandien žaidžia Bosnija, Hercegovina prieš Argentiną. Viena ryškiausių futbolo žvaigždžių šiandien būtų Messi. Tikrai gražus vyrukas. Aišku, dar gražesnė jo sąskaita. Jisai yra pats geriausias futbolo žaidėjas 4 kartus išrinktas pasaulio geriausių futbolininkų. Tai va, tai skamba jau viliojančiai. Tai manau, kad laimės Argentina. Mano tokia prognozė. Tipo, Argentina labai šustra šalis, kad už ją žaidžia šitas. Tai jis matai, argentinietis, šiandien komanda žaidžia rinktinės. Labai daug prisidžiau visokių meksikietiškų serialų. Kas gana, kur gana, štai ten, kur begemoti, drambliai. 20 debilų paskui vieną kamuolį bėga. Lažybos gyvai, orangulas.lt